Mieli parapijiečiai ir parapijos svečiai, šie metai mums yra labai ypatingi ir svarbus, nes 2025 metai yra jubiliejiniai metai. Ir šio jubiliejaus šūkis – vilties piligrimas. Bet kaip mes suprantame šį šūkį vilties piligrimas? Ar vilties piligrimas yra tas, kuris nuvažiuoja į Romą, aplanko visas bazilikas, visas bažnyčias? Ne. Vilties piligrimas yra tas, kuris ateina pas žmogų, rodo bendrystę, rūpestį, meilę. Ypatingai padeda spręsti iškilusias problemas, nes tai yra meilė, kurią mus mokino Jėzus. Todėl jūs visus, broliai ir seserys, kviečiu rodyti ne tik savo artimui, bet ir nepažįstamam žmogui meilę tokią, kokią mums rodė Jėzus. Ir dabar visus kviečiu įsipatoginti, užsisegti saugos diržus ir kartu grįžkime 2 mėnesiam į praeitį, kai skridome į Romą. Lasciati la parola. Esto parece la frontera con Melilla. Būdamas Romoje šeštadienį tarp milijono jaunimo plakančių širdžių, Leonas XIV pasakė šiuos žodžius: neklaidinkite savo širdies, mėgindami ją numalšinti neveiksmingais pakaitalais,
Verčiau klausykite viešpaties, jis mūsų laukia. Jis beldžiasi į mūsų sielos langą. Atverkite jam savo širdį. Ir šiuos žodžius galima pritaikyti kaip supratimą, kas yra vilties piligrimas. Norėdami būti vilties piligrimu, mes pirmai savo širdį turime įsileisti viešpatį Jėzų Kristų. Jeigu jo neįsileisime, nebūsime vilties piligrimais, nes iš jo kyla viltis, meilė ir tikėjimas. Todėl, brangus broliai ir seserys, kviečiu jus būti vilties piligrimais kartu.